Žinokite, čia labai bus fainai, jiems pamatysite, jūs čia nelabai galima filmuoti. Sveikas, mažylė. Tai sveiki, visi sugrįžę mano kanalą. Mes esame autobusų stotyje. Ta paslaptis, kurią aš jums šiaip buvau senai neišdavęs, tai yra tokia. Mes nupirkome kai ką. O ką jums parodysime, tai jūs tiesiog apsidžiaugsite. Aš pats dabar nekantrauju, greičiau einame. Žinokite, čia labai bus fainai, jiems pamatysite, jūs šokę būsite. Aš jums buvau labai senai sakęs, kad po kurio laiko jūs matysite tokį video, kur aš parodysiu tokį dalyką ir tipo, na, ten paslaptingas žodžiu dalykas, o dabar žiūrėt. Gavome mes tą siuntą, toksai maža dėžutė, bet atsiminkite, tai nėra kažkoks daiktas, tai bus, jaučiu, top 1 iš visų mūsų atidarimų. Tai dabar važiuojame, grįšime namo ir atidarysime ir jūs sužinosite, kas toj dėžėj. Varome namo. Na ir va, mes sugrįžome namo. Jūs tikrai nustebsit. Lietuvoje tokių video, lietuviško, nežinau, labai mažai. Sveikas, mažylė. Gauname tokį mėlyną. Ai. Oi, dėžutė. Ai, aš jau pasiruošęs, man taip... Sergej. Pasiruoškite. Čia yra pirmas video Lietuvoje, kaip mes atardinėjame patį kai ką. Tarantulas. Mažas vaikas. Tarantulas. Matote? Čia tarantulas. Tai va, mes gavome tarantulą. Žiūrėkite. Va, žiūrėkite, jis juda. Paimsiu ant rankų. Dabar aš laikysiu tarantulą pirmą kartą savo gyvenime. Ramiai, neskubėdami. Ir aš turiu tarantulą savo rankose. Tarantulas, taip. Oi, ramiai, nebijok. Ir čia bus tavo naujieji namai. Eik drąsiai. Jisai tiek daug plaukų turi. Va, matote, koksai gražus. Žodžiu, turime tarantulą, tai po kol kas tiek ir iki kito karto. Laukite video, kur vėl filmuosime tarantulą.